Visuomeniai kalbant apie patyčių svarbą ir prevenciją, Lietuvoje populiarėja naujas fenomenas – Discord platforma. Tai pasaulinė programa, kuri pradžioje buvo forumas mėgstantiems kompiuterinius žaidimus, tačiau Lietuvoje tapo apkalbų serveriu, kuriame savo laiką kiekvieną dieną anonimiškai leidžia apie 20 000 lietuvių. Savo laiką leidžiu Discord'e turbūt dėl to tokio elementaraus žmogiško smalsumo ir instinkto žinoti viską, matyti viską ir išgirsti visas tas paskalas, teisingas ar ne, pirmam. Mūsų smegenyse, mūsų biologiniai prigimty yra jau įrašyta tai, kad mes norime rinkti informaciją apie kitus žmones, norime ją taip pat ir skleisti. Jeigu mes kalbėsim apie paskalas ir apkalbas kaip grupės stiprinimo arba svarbios informacijos gavimo priemonę, dabar, pavyzdžiui, bet kurioje organizacijoje, studentų grupiai, bet kurioje tas vyksta. O tas padarė tą, o tas tenai, nežinau, greit gaus paaukštinimą, arba čia labai svarbu sužiūrėti, kaip bus reorganizuojamas skyrius ir vadovui įkišti mintį, kad reikia daryti taip, o ne kitaip. Tai yra apkalbos, tai yra paskalos. Tai šitas veiksmas turi savo funkciją, jis atlieka tą socialinio cementavimo arba socialinės informacijos gavimo funkciją. Kai mes kalbame apie internetą, dažniausiai to nebėra. Jeigu mes kalbam apie apkalbų grupės, ar tai būtų Discord ar bet kur kitur, ar ne, tai šiuo atveju jos nebetliks savo pirminės funkcijos. Tenai yra kalbama apie įžymybės. Įžymybės nėra mūsų gyvenimo dalis. Tai nėra socialiai mano artimiausiam rate egzistuojantis žmogus, apie kurį informaciją aš turiu susirinkti. Tai tokiu atveju šitas bendravimas, jis nėra prasmingas. Yra toksai atvejis, kai merginos kelios tiesiog persekioja Mantą Stonkų, fotografuoja, kuris valgo, kuris leidžia laiką su savo vaikais. Tai čia jau gal šiek tiek nesveika. Nepaisant to, jog psichologas kalba, kad domėjimasis įžymybių gyvenimu yra visiškai bereikšmis, Discord programėlėje tokių asmenų yra nemažai. Antano Kairio teigimu, tai vyksta dėl veiklos stygiaus gyvenime. Iš priežasčių, kodėl tai gali būti stiprus įsitraukimas, kažkokias veiksmus internete yra veiksmų trūkumas realybėje. Tai kaip atrodo mano draugų kompanija, galbūt man vertėtų atnaujinti santykius su senai pamirštais realybės draugais, ne virtualiais draugais. Ir tai gali būti puikus pakaitalas tam kažkokiu paskalų stebėjimui. Dalis vartotojų formų lankymo nesureikšmina ir tai laiko paprasčiausių laisvalaikio praleidimu ar naujienų sužinojimo būdu. Naudojusi Discord'u dažniausiai vakarais, kai jau baigiu visus darbus ir galiu tiesiog atsipalaiduodamas peržvelgti visas, taip sakant, naujienas, visas paskalas. Asmeniškai pažįstu nemažai žmonių, kurie tenais yra ganėtinai aktyvūs ir jie turi darbus, turi hobius, turi šeimas. Turbūt tai tiesiog toks lengvas laisvalaikio praleidimas kasdien po 10-15 minučių peržvelgti tiesiog, kas vyksta. Programėlė populiari ir dėl anonimiškumo. Vartotojai renkasi pačius įvairiausius vardus bei taip išlaisvina savo vaizduotę. Taip pat anonimiškumas programėlės lankytojams svarbus ir dėl dingstančios atsakomybės už rašomą informaciją. Anonimiškumas man iš tiesų svarbu ten, nes tada kiekvienas gali tiesiog reikšti savo mintis laisviau. Bet aišku, iš kitos pusės gal tai suteikia šiek tiek tokią nevaržomą galią tau, taip sakant, varyti ant kito. Internetas tą siūlo tokį anonimiškumą, arba tiksliau galbūt reikėtų sakyti anonimiškumo iliuziją, nes kad tai būtų tikras anonimiškumas, dažniausiai ne. Jeigu labai kas nors norės, greičiausiai atseks. Kadangi tai yra anonimiška, žmogus jaučiasi pasislėpęs nuo visų akių, jis paleidžia savo tamsėje pusėje į laisvę. Ir jis pradeda elgtis taip, kaip jis nesielgtų, jeigu kiti jį stebėtų. Dėl anonimiškumo ar ne, programėlė toliau sparčiai plinta visoje Lietuvoje. Ja naudojasi tiek paaugliai, tiek darbus turintys žmonės ar net žurnalistai, ieškantis naujos informacijos. Aišku viena, būtina apie naujas interneto galimybės kalbėti viešai ir stengtis, jog kiekvienas būtų saugus internetinėje erdvėje.